Sveiki sugrįžę į keistas žinias, kurių antrą sezoną nusprendžiau kelti į YouTube. Jei žiūrite pirmąjį kartą, čia aptarsime pačias neįprasčiausias pastarųjų savaičių naujienas iš viso pasaulio. Indijoje į darbo interviu atėjo 1800 žmonių, jų neatlaikė net turėklai. Gurjato valstijoje į 10 atvirų pozicijų technologinių inžinerijų kompanijoje susirinko didžiulė masė žmonių. Atviri interviu buvo rengiami viename viešbutyje, kuris tokio kiekio žmonių neatlaikė. Nors politikai tai bando neigti, o žmonės dirbti nori, tačiau Indijoje didelė bedarbystės problema. Labai simboliška, kad prieš savaitę įvyko turtingiausio Indijos žmogaus sūnaus vestuvės. Jiems buvo išleista virš 600 milijonų JAV dolerių. Jei pamenate, apie šią šeimą pasakojau video apie brangiausius daiktus pasaulyje. Jie gyvena brangiausiame name žemėje. Šeimininkams miegant, šuo įjungė dujinę viryklę ir sudegino šeimos namą. Kameros užfiksavo, kaip vidury nakties į virtuvę įėjo šuo ir įjungė dujinę viryklę, padegdamas šalia buvusius daiktus ir galiausiai uždegdamas visą virtuvę. Laimiai gaisrą užgesinti pavyko ir niekas nenukentėjo. Dėl gaisro padaryto žalos šeima buvo priversta laikinai išsikraustyti. Įdomu, kaip tai paaiškinti draudimo kompanijai. Vyras miesto kanalizacijoje praleido 3 dienas, kol pagaliau buvo ištrauktas. Meksikos sostinės gatvėje ėjusi moteris išgirdo iš kanalizacijos dangčio girdimus pagalbos riksmus. Kanalizacijoje ji išvydo vyrą, kuriam iškvietė pagalbą. Pasirodo, jis ten pateko pro upę, o ten vaikštinėjo tyrinėdamas tunelius. Taip pasiklydo ir ten be maisto ir geriamo vandens praklaidžiojo net 3 dienas, kol galų gale buvo ištrauktas. Viename Kinijos oro uostų buvo suimtas vyras, kuris savo kelnėse bandė prasigabenti 100 gyvų gyvačių. Vienos gyvatės kelnėse kinų neužteko, nusprendė ten sugrūsti dar per 100. Iš Honkongo į Šenzeno miestą atskridęs vyras buvo sustabdytas oro uosto apsaugos, kai buvo pastebėtas keistas judėjimas ir gumbai po jo drabužiais. Vyrą apieškoti nusprendę darbuotojai negalėjo patikėti radiniu. Vyras bus nubaustas dėl keleto nelegalių veikų padarymo. Nelegali prekyba gyvūnais ir biologinis saugumas Kinijoje jau ilgus metus yra labai didelė problema. Graikijoje avys suėdė 100 kg kanapių. Graikijoje siaučiant karščio bangoms, potvyniams ir gaisrams, gyvūnai išstumiami iš savo įprastų buveinių. Jie vis dažniau pastebimi ieškantys maisto jiems neįprastose vietose. Štai šios avys atklydo į medicininės kanapes auginantį fabriką, kur įsibrovusios į šiltnamius sužiomojo per 100 kg kanapinių augalų. Pasakojama, kad po šio incidento jos elgėsi keistai ir aukštai šokinėjo. Žymusis reperis Designer, jums turbūt labiausiai žinomas iš kadaise populiarios dainos Panda, neseniai prisipažino, kodėl praeitais metais, skrisdamas į Japoniją, viešai masturbavosi. Sakė, kad dėl to kaltas yra veganizmas. Neseniai vykusioje pokalbių laidoje paklaustas apie incidentą, kai praeitais metais lėktuve save apnuogino ir tenkino prieš kitus keleivius, šis atsakė, kad tada negalėjo savęs valdyti ir nežinojo, ką darantis. Sakė, jis galvojo, kad miega. Pats buvo nusilpęs ir nesavas, dėl to prisidėjo ir tai, kad jis tada buvo veganas ir turėjo mažą cukraus kiekį kraujyje. Na negi jis sakys, kad prieš skrydį tiesiog užsimetė linksmųjų tablečių. Už tai jam teismas skyrė 2 metų probaciją ir įrašė į seksualinių nusikaltėlių sąrašą. Kažin ar Mėslitos direktorius irgi teisme dabar ginasi, kad dėl priekabiavimo prie berniukų kaltas veganizmas. Nes tada taip išeitų, kad tas dešreles su mėsa valgo tik tokie lūzeriai, kieti bičai valgo tik Mėslitos dešrą, be mėsos. Vidury futbolo ir amerikietiškojo futbolo aikštyno Ilinojuje atsivėrė 30 metrų smegduobė. Šis neįprastas apokaliptinį filmą primenantis reginys šokiravo vietos bendruomenę. Manoma, kad sugriuvo kažkada po apačia buvusi kasykla. Gerai, kad tuo metu aikštelė buvo tuščia. Na įsivaizduokit, bėgi aikštę ir tave per sekundę tiesiog praryja žemę.
Misisipėje buvo nuteistas buvęs pareigūnas, kuris suėmęs įtariamąjį privertė jį nuo žemės laižyti šlapimą. Šiuo metu jau atleistas pareigūnas Michaelas Christianas Greenas už grotų praleis metus. Teismas jį pasiuntė kalėti už tai, kad į areštinę atsivežę suimtą vyrą neleido jam eiti į tualetą. Suimtajam apsišlapinus laikymo kameroje, Greenas privertė jį išlaižyti šlapimą nuo grindų. Restoranas atleido padavėją po to, kai šis socialinėme tinkle TikTok pasidalino įrašu, kuriame nufilmavo klientą vakarieniaujantį su pripučiama lele. Šiam įrašui paplitus internete šis padavėjai ne tik atnešė 5 minutės šlovės ir daug juoko, tačiau ir atleidimo raštą iš darbdavio. Jam išpopuliarėjus pasirodė ir video matomas vyras. Jis ant padavėjos nepyko, kaip tik dalinosi dar daugiau medžiagos iš šio žymėjo pasimatymo. Toks jo performansas buvo tik dėl juoko, veikiausiai pralaimėjus lažybą su draugais. Laidotuvių metu jas teko sustabdyti, nes svečiai norėjo pažiūrėti futbolo varžybas. Čilėje per vieną laidotuvių ceremonijos etapą buvo įjungtas televizorius, per kurį susirinkusieji maldos kambaryje nusprendė nepraleisti futbolo varžybų. Na, Pietų Amerikoje šventi yra tik 3 dalykai – Jėzus, karteliai ir futbolas. Į Tokijo gubernatoriaus postą pretenduojanti moteris per savo kalbą nusirengė iki pusės ir klausė žiūrovų, ar yra seksuali. Anime balseliu prabilusi politikė ir baro savininkė vardu Airi Uchino nusirengė marškinėlius ir rinkėjų paklausė, ar tokio seksualumo užtenka, kad gautų jų balsus. Prašė pasekti ją socialiniuose tinkluose ir prisiekė atsakyti į kiekvieno žinutę. Va dėl to aš abejoju, nes tas vaizdo įrašas jau buvo peržiūrėtas daugiau nei 50 milijonų kartų. Beje, rinkimų Airi visgi nelaimėjo. Na, ačiū Dievui, kad mūsų politikėms to dar neprireikė, nors vieną politiką be drabužių Seimo posėdėje jau esame matę. Vyras iš Floridos buvo suimtas po to, kai iš banko bandė išsiimti 1 centą. Amerikietis Michaelas Flemingas aną savaitę atėjo į banką, kuriame neturi banko sąskaitos, ir darbuotojų reikalavo jam duoti $1 centą. Dėl agresyvaus elgesio ir negaliojančio čekio jam buvo iškviesta policija. Per apklausą paaiškėjo, kad jis norėjo būti suimtas specialiai, turbūt pasiilgo kalėjimo maisto. Na, jam jis buvo suteiktas, mat Michaelui pareikšti kaltinimai bandžius apiplėšti banką. Į baro tualetą nuėjęs vyras pisuare rado į jį žiūrinčią gyvatę. Vyras praeitą savaitę pasidalino filmuotą medžiagą, kur iš pisuaro kyšo nedidelę gyvatę. Nusičiurkšti nespėjęs vyras laiku pažvelgė žemyn. Mat apačioje išvydo gyvatę, kurios pamatyti visai nesitikėjo. Gyvatėlių susidūrimas? Gerai, jau baigiu. Itin stipri turbulencija Boeingo lėktuve vieną keleivį pasiuntė į lagaminų lentyną. Air Europa skrydžio metu iš Madrido į Urugvajaus sostinę Montevidėją lėktuvą sukrėtė ypatingai stipri turbulencija, kurios metu sužalojimus patyrė 30 keleivių. Vienas net kažkaip atsidūrė bagažo lentynoje virš sėdynių. Boeingui teko atlikti avarinį nusileidimą Brazilijoje. Pietų Amerikoje nufilmuotas sunkvežimis, iš kurio dribo zombieną primenančios mėsos. Gatve riedantis sunkvežimis nejokais pašlykštino eismo dalyvius. Iš jo krito apetito nekeliančios apdorotos mėsos atliekos. Pasirodo, tai nevalgomas karvės dalys, kurios iš skerdyklos transportuojamos veikiausiai gyvuliams šerti. Na, bent jau kas liko iš to, kas neiškrito supūti ant gatvių. Įtariu, benamiai šunys buvo labai laimingi. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums buvo įdomu, paspauskite mygtuką patinka. O jei norite, kad šias serijas tęsčiau, pasidalinkite komentaru. Na, tik taip žinosiu, ar iš tiesų yra susidomėjimo. Iki kito karto.